Sveiki visi, aš šiandieną pristatysiu savo ir Nikitos istorinį tyrimą Vilniaus brigados įvaizdis žiniasklaidoje. Tai pirmą gal reikėtų pasakyti, kas iš viso yra Vilniaus brigada, kams nežino, tai čia yra organizuoto nusikalstamumo grupuotė, kuri buvo nuvykdę nusikaltimus iki 95 metų, 94 kažkur. Ir jo, viskas. Tai pirmas klausimas, kodėl mes šią temą pasirinkom, tai kažkokios gilios priežasties kaip ir nebuvo, tiesiog atrodė įdomi tema, linksma daryti, tai kaip ir išsirinkom, bet pagrindė tai Nikita išsirinko, aš tiesiog sutikau su pasirinkimu. Gerai, tai tyrimo uždaviniai ir tikslas, tai uždaviniai yra išnagrinėti, kaip apie Vilniaus brigadą buvo rašoma spaudoje nuo 1992 metų iki 1994 metų. Objektas Vilniaus brigados įvaizdis spaudoje yra pokyčiai ir tyrimo tikslas išanalizuoti, kaip laikraščiai vaizdavo Vilniaus brigadą ir jos veiklos piko laikotarpiu. Tai tyrimo metodika, iš esmės mes tiesiog ėjom į archyvus šito Martyno Mažvydo bibliotekoje, išsitraukėm Respubliką ir Lietuvos ryto laikraščius nuo 92 iki 94 metų, skaitėm viską iš eilės, ieškom straipsnių apie Vilniaus brigadą arba panašiai susijusias temas, tiesiog organizuotų nusikalstamumų pagrinde. Iš viso peržiūrėta apie 28 000 straipsnių ir atrinkta 120, kur buvo ta susijusi veikla, kažkas apie brigadą arba tiesiog nusikalstamumą. Čia yra maždaug mažas koliažas iš nuotraukų, kurią mes paėmėm archyvuose. Čia, aišku, ne viskas, bet dalis galima pamatyti porą straipsnių. Gerai, ir tada 1992 metų analizė. Tai 92 metais apie Vilniaus brigadą buvo rašoma labai mažai, arba, nu gal ne mažai, bet pavadinimo kaip Vilniaus brigada praktiškai nebuvo paminėta. Dažnai buvo sakoma, kaip tiesiog kažkokia didžioji, garsioji organizacija nusikalstamumo, bet pavadinimo pačio neturėjo. Galima manyti, kad tai spauda tiesiog bijojo, kad grupuotė buvo per daug galinga, nelabai turėjo ką pasipriešinti. Kas ganėtinai įdomu, kad tuo laiku nemažai rašė apie kitą grupuotę, pavadinimu Centuriono grupuotę, kuri po to su Nikita sužinojom, kad iš tikrųjų galiausiai prisijungė prie Vilniaus brigados. Bet tikslai, kada tai buvo, mes nežinome. Dar ganėtinai įdomu yra, kad 92 metų laikraščiuose mes buvome radę straipsnį apie Georgijų Dekanidzę, kas yra Vilniaus grupuotės kaip ir krikštatėvis, bet jis turėjo visą savo dedikuotą straipsnį ne nusikalstamumo tema, o tiesiog didelis interviu verslo tema, ir jis buvo matomas kaip kažkoks verslininkas, o ne nusikaltėlis. 1993 metais iki spalio mėnesio realiai spauda nesikeitė visiškai, jie toliau vengė minėti Vilniaus brigadą, iki kol nebuvo brigados nužudomas žurnalistas Vytas Lingis, ir tuo momentu realiai buvo lūžis, visa spauda, galima sakyti, gal net vos ne iš keršto pradėjo atakuoti Vilniaus brigadą, vos ne sekančius kokius 2 mėnesius čia buvo pagrindinė tema, apie kurią kalbėjo, be sustojimo, jos visas įvaizdis buvo bloginamas ir grupuotė pradėjo silpnėti. – 1994 metais grupuotė jau buvo beveik pasibaigus savo veiklą, jau buvo praktiškai sutriuškinta su žiniasklaida. Šitas, galima sakyti, karas jau ėjo galą. Jo 1994 metais grupuotas lyderis Borisas Dekanidzė buvo prigautas ir taip ir baigėsi maždaug jų veikla. Taip galima rodyti, kad spauda bent tais laikais turėjo labai didelę įtaką, aplamai viskam, kad jie sugebėjo per porą metų beveik išnaikinti visą didžiulę organizuotų nusikalstamumo grupę.
Tai išvados ir yra, kad spauda vengia kažką rašyti apie Vilniaus brigadą iki kol neatsirado, kol nenužudė Vyto Lingio, iki kol ir tada prasidėjo karas, kuris realiai ir pasibaigė su tai, kad žiniasklaida sutriuškino beveik pilnai grupuotę ir čia galima sakyti atspindi žurnalistų augantį sąmoningumą ir tiesiog visuomenės lūkestis skaidrumui ir teisingumui, nuoširdumui ir stiprėjančią valstybės institucijas. Ir refleksija, tai pabaigiant, nežinau, noriu tiesiog pasakyti, kad buvo ganėtinai linksma daryti, man ir Nikitai, mums patiko vaikščioti po tos archyvus, daug ką sužinojom, įdomios informacijos, daug laiko įdėjom ir viskas, ačiū už dėmesį. Aš žiūrovai turiu kelis klausimus. Pateikė tokį kaip Dekanidės suėmimą. Boriso Dekanidės, jisai buvo sūnus Georgijaus Dekanidės. Ir pateikė, kad žiniasklaida didelę įtaką padarė būtent tam, kad jisai būtų suimtas. Bet nieko, aš suprantu, kad tyrimas buvo apie žiniasklaidą, bet ar galbūt kažkur pavyko pamatyti, kaip žiniasklaidos, būtent kaip tu pats išsireiškia karas, paveikė visą tyrimą. Nes žiniasklaida nepasodins teisingai žmogaus už grotų. Nes galbūt kažkokie straipsniai buvo, nes 28 000 straipsnių tai kažkaip nerealiai. Vienas dalykas skamba, nebent jūs ten kažkokią paiešką turėjote, o mano klausimas būtų vis dėlto, ar radot kažkokį straipsnį, kuris parodytų, kad vis dėlto žiniasklaida padarė labai didelę įtaką pačiam tyrimui. Tokio vieno specifinio straipsnio tai turbūt ir nebuvo, gal labiau, kad tiesiog žiniasklaida kaip ir, man rodos, daug kas gal nežinojo tiksliai apie brigados veiklą, kas gal net tokia yra, iki kol žiniasklaida kaip ir nepradėjo to labai garsiai plėsti. Ir čia ir buvo 93 metais, negalėjai to visiškai išvengti, nes realiai kiekvieną laikraštį, kurį skaitai, ten bus 5 straipsnius minima brigadą ir jos veiklą. Ir man rodos, tai tiesiog žmonės aplanuoja sąmoningesni apie tai pasidarė. Man dar labai smalsu, kiek jūs laiko bibliotekoje praleidot? Mes tiksliai neskaičiavom, bet... Ne vieną dieną? Ne, tikrai ne vieną dieną. Aš irgi dar vieną klausimėlį. Man įdomu, ką įdomiausia, sakėt, daug mokėtės, daug kažką ten skaitėt, ką įdomiausiai sužinojai, ko čia neįtraukė, kas nebuvo susijęs su prezentacija? Ten aplamai tiesiog, kaip visas požiūris į pasaulį atrodo visiškai kitoks, kad tenai gali būti random antradienį sprogsta parduotuvė ir kaip ir nelabai reaguoja žmonės į tai, dabar čia atrodo, kad pusę metų šitas būtų žiniose, tiesiog labai tokių didelių įvykių, kurie atrodo kaip vos nereikšminga, atrodo bent tai spaudai. Labai noriu asmeniškai irgi padėkoti už pirmą istorinį tyrimą, kurį atliko Nikitas su Jurgiu. Tai asmeninis padėkojimas vien už tai. Tikrai nuoširdžiai ėjimas į biblioteką, žiūrėjimas realių šaltinių, tai yra jau visai kito pobūdžio reikalas. Ačiū Jums.